21 uždavinys. Namų šeimininkė Agota ruošiasi lyginti patalynę. Gerai, šitas sakinys apie nieką, braukiam lauk, nebežiūrėsim daugiau jį. Jie nustatė lygintuvo režimo medvilnį. Lygintuvui veikiant šiuo režimu, jo kaitinimo spiraliai kaista iki 80 laipsnių temperatūros ir tada termoreguliatorius akimirksniu atjungia grandinę. Aha, vadinasi, kaip čia yra, kad yra, sakykime, 0 laipsnių, nu ne 0, nėra ledinis lygintuvas, sakykime, kaista, kai yra įjungtas režimas, 80 pasiekė ir viskas atjungia, nebereikia jam dirbti. Tada, kai lygintuvas atvėsta iki 70, tai gerai, atjungia, tai vadinasi, jisai turi atvėsti iki 70 laipsnių. Grandinė vėl sujungiama. Lygintuvas vėl įkaista iki 80. Ok, tai jis tiesiog taip varinėja. Tiesiog leidžia tą paklaidą daryti 10 laipsnių temperatūros. Paveiksle pavaizduotas lygintuvo temperatūros. Tai pavaizduotas. Remdamiesi šiuo grafiku nustatykite, kiek sekundžių lygintuvo grandinė buvo išjungta. Tai reiškia, kiek buvo be elektros, kiek laiko nešildė. Tai čia šitas grafikas rodo, kad X ašyje yra laikas, o Y ašyje yra laipsniai. Tai mes žiūrėsime į X. Vadinasi, žiūrėsime, kiek laiko buvo įjungta arba išjungta. Dabar kokia šito uždavinio sąlygos esmė? Esmė, kad nebūtinai čia atvėsti iki 70, bet yra toksai kaip threshold, kad jeigu yra viskas, kas yra 70 ir mažiau, sakykime, tai aktyvina įsijungti tą lygintuvą. Tai dėl to ir neleidžia. Jeigu tik atvėsta 70, tai toks kaip jutiklis galima. Aha, tu sužemėjo temperatūra iki 70, tai vadinasi, vėl sujungiama. Tai iš tikrųjų mes neturim grafiko ten, kas buvo iki to taško, tiesiog nuo užkaitimo iki atvėsimo. Dabar pasiekė 70, vėl pradeda įsijungti grandinę ir vėl kaitina. Tai mano manimu turėtų būti šita vieta mums svarbi, o šita vieta tai parodo, kas vyksta šiame laiko tarpe. Tai vadinasi, buvo atvėsęs arba vėso, arba buvo atjungta ta grandinė 50 sekundžių. 50 sekundžių. Tai atsakymas iš idėjos turėtų būti 50 sekundžių. Buvo išjungta lygintuvo grandinė. Tikiuosi, kad pamoka buvo naudinga. Jeigu turi kitų uždavinių, kurių sprendimus norėtum sužinoti, būtinai parašyk man. Aš pabandysiu nufilmuoti video ir pasidalinsiu juo ne tik su tavimi, bet ir su visa bendruomenė. Taip tu padėsi man ir mūsų bendruomeniai augti reikiamą kryptimi. Jeigu pamokos neužteko ir norėtum individualaus dėmesio, kviečiu tave užsiregistruoti per Calendly platformą į individualią pamoką. Iki greito.